Kolpingo kolegijoje dirba dėstytojai praktikai, kurie realiai pažįsta socialinio darbo lauką. Čia grupės nėra didelės ir dėstytojai turi galimybių skirti pakankamai dėmesio kiekvienam studentui, kad jis praktinių užsiėmimų metu auditorijose galėtų ugdyti savo praktinius gebėjimus. Gal tikriausiai mane labiausiai sudomino jų studijų programa siūloma, tai būtent vaiko gerovės ir socialinės apsaugos, nes iki tol aš nelabai girdėjau, kad kažkuri kolegija būtent šią programą turėtų. Labai pastebėjau, kad čia dėstytojai atsižvelgia į studentų nuomonę, visą laiką išklauso, labai domisi ne tik kaip tau akademiniai veikloje sekasi, bet ir tavo emocinė sveikata. Visą laiką pastebiu, jeigu kažkas tave kankina, neramina, tai visą laiką paklausia, labai daug kalbamės. Aš susipažinau su daug grupiokių, su kuriomis dar ir dabar palaikau ryšį. Pamačiau, kokie yra dėstytojai paprasti ir supratingi, prieina prie kiekvieno studento, kaip jie paaiškina dalykus, kaip jie pasiūlo kitokius būdus pamatyti pasaulį. Jeigu jauti, kad ir tau yra svarbus žmonės, jeigu manai, kad esi empatiškas, tai kviečiu studijuoti Kolpingo kolegijoje vaiko gerovę ir socialinę apsaugą.